Sveiki, mėly draugai. Mūsų sekmadieninis webinaras, kaip visada studijoje, dr. Michailis Laitmanas atsakys į visus jūsų klausimus. Mušas Enelevičius, Borisas Belacirkovskis, aš Simonas Vinakūras. Kaip visada, daug prisijungimų, vertimai. Ir šiandien nusprendėme užsiimti, kaip širdimi, kabalos širdimi, pakalbėti apie pasaulėdaros schemą. Kas yra per atstumai tarp mūsų ir kūrėjo, kas yra 10 sferot, va šitie klausimai, prašome, ruoškite, uždavinėkite klausimus, mes perdavinėsim daktarui Michailiui Laitmanui, atsakinėsime jūsų klausimus. Ir tai pirmas klausimas, kuris yra klausimas, jūs visą laiką sakote 10 sferot, 10 sferot. Kas tai, kas yra, ar tai siela, ar tai pasaulėdara, kasgi yra tos paslaptingos 10 sferot? Pradėsim nuo pradžių. Ir fizikai, ir lyrikai visi kalba apie tai, kad esmė tai yra šviesa. Kaip ten vadinasi, taip, tai atvedė prie didelio sprogimo, tai yra viso pagrindas, tai ypatinga energija, netgi ne čia ta šviesa, kur mes matom, čia nematoma šviesa, čia ypatinga energija, kuri išplinta, kuri sukuria, kuri užpildo, viską keičia ir ta šviesa daro viską. Ir ta aukštesnioji šviesa, mes vadiname šviesa. Žodžiu, šviesa veikia pasaulėdara. Kaip sukuriama ta pasaulėdara? Pasaulėdara yra sukuriama labai paprastai. Tai yra, egzistuoja šitas išplitimas, tos aukštesniosios šviesos, iš taško, ar ne? Ne, šitas taškas, šita šviesa sukuria tašką. Sukuria tašką, norą. Ir veikia toliau, veikia tą norą ir pradeda tą norą keisti. Tas noras pradeda augti, tas noras keičiasi iš nulinės būsenos, kada tai yra paprasčiausiai šviesos savybė jame, pereina į pirmą būseną, kada pradeda jausti, jog pradeda geisti. Štai ta pirma būsena vadinasi chochma, o ta nulinė vadinasi keter. Čia yra chochma, pirma būsena. Keter tai yra visiška šviesa. Visai egzistuoja tik viena šviesa. O chochma tai jau šviesos vystimasis. Tai chochma tai jau yra noras. Noras, kurį kuria šviesa. Ir paskui šviesos poveikyje, šiek tiek sutrumpinu. Mes daug kartų apie tai kalbėjom. Šviesos veikiamas tas noras keičiasi ir paskui pavirsta į priešingą, tai yra į binos savybę. Čia irgi noras ir tik tai atiduoti. Atidavimas, bina. O kodėl štai gimė tas atidavimo savybė, nes ką tik buvo gauti? Todėl, kad veikiant šviesai, norą pradėti keisti. Tas noras perima tą šviesos savybę ir pavirsta taip pat kaip šviesa. Kaip mažas žmogus, priima viską, priima tą didelį žmogų, perima jo savybės, jo įpročius, perima žvilgsnius ir taip toliau. Bina, antra stadija. Trečia stadija, tai kada binos savybė, kada nori atiduoti, kada nori būti kaip keter. Taip, binos savybė, jo, panašiai į keterą tapo. Ir tada iš savęs sukuria tokia pat savybė, tai ką padarė keter. Keter pagimdė chochmos savybę ir bina taip pat pagimdo kitą savybę, kuri vadinasi Zeir Anpin. Zeir Anpin mažas, todėl kad išeina ne iš keter, bet būtent iš atitikimo jam. Tai ta trečioji dalis, štai vadinama, yra Zeir Anpin. Jeigu išversti iš aramėjų kalbos, čia yra mažas veidas. Čia yra trečia dalis, mažas veidas, tai yra mažas šviesos gavimas. O paskui nori gauti daugiau, daug šviesos, visą šviesą, kuri išeina iš nulinės stadijos, ir ta stadija yra vadinama ketvirta stadija arba malchut, nuo žodžio karalystė. Karalystė, noro karalystė. Ir štai šitos keturios dalys, jos
pas mus egzistuoja gamtoje. Ir daugiau nieko nėra. Visa gamta yra sukurta būtent šito pagrindu. Ir visos planetos, ir visa visata, ir vidinės žmogaus dalys, ir visa mūsų psichologija, mūsų protas, bet kokia sistema, kokią tik tai bepaimtumėt, ta sistema susidaro iš 5 dalių šitų ir ten egzistuoja va štai šita hierarchija. Na, čia yra labai daug ryšių. Na taip, toliau. Zeirampin, va savo ruoštų, štai matote, Zeirampin susidaro iš 6 dalių savyje. Ir tokiu būdu viskas kartu, tai yra kūrinys. Vat visa tai kartu yra kūrinys. Vat susideda iš 10 dalių. 0, 1, 2, 6 ir 4. Vat, 10. Taip. 10 dalių. 1, 2, 3. Taip, 6. 10 dalių arba 10 sferot. Va štai tokiu būdu. Bet mes rašom. Apie kiekvieną jų galima kalbėti labai daug. Čia visa sistema jėgų, kurios tarpusavį sąveikauja. Na, tai yra, kasgi čia yra mums svarbu. Iš jų, iš tų 10 dalių, 9 dalis. 9 dalis, kurios ateina iki Malchut. Čia yra aukštesnėsios jėgos, kurios nužengia į Malchut, į žemesnę jėgą. Malchut tai yra kūrinys. Tik tai Malchut yra kūrinys, o 9 pirmosios dalis jos veikia Malchut. Todėl visada yra dalinama į 9 ir į 1. Čia vat esam mes. Mes, Malchut. Mes tai esame tas noras. Tai čia visi mūsų norai ir žemiški, egoistiniai, nesvarbu kokie norai. Visa kūrinyje, mes esam kūrinyje. O 9 tai čia yra, kurio poveikis mums uždavinys. Tai yra vat, mes, mūsų uždavinys pakilti iki kūrėjo lygio. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes iš mūsų būsenos, mes turime įvaldyti 9 tais poveikiais, sferot, ir paversti tai savo asmeninėmis savybėmis. Ir tada mes pasiekime kūrėjo lygio. Vat viršuje štai kūrėjas. Va to ir užsiima Kabala. Kabala mums aiškina, kokiu būdu mes galime pritraukti į save šitas 9 aukštesnėsias savybės ir tokiu būdu tapti kaip kūrėjų, pakilti į jo amžinybės lygį, į begalybės lygį, absoliutos gėrio, be ribų, kuris egzistuoja. Na, kaip čia pasakyti, na, žinoma, net nežemiška tokia atmosfera. Na, tai yra tarp mūsų ir kūrėjo yra 9 savybės. Tarp mūsų ir kūrėjo yra 9 savybės. Todėl viskas atsiskleidžia taip. 9 savybės, vadinasi, rešonot savybės. 9 savybės, kurias mes turime gauti. Mes turime skleisti tai savyje. Mes jas turime atskleisti savyje ir tada mes savyje atskleisime kūrėją. Viskas todėl, viskas yra atskleidžiama žmogaus viduje. Va, tai toliau. Jeigu galima dar vieną paaiškinimą. Kas yra sferot? Kas yra sferot? Sfera tai yra švytintis sistema. Jeigu vertime. Švytinti, tai reiškia, joje yra šviesa, šviečia tam tikrą savybę. Vat, iš viso, vat, štai yra 10 sferot, Malchut gauna šviesą iš prieš tai buvusių ir ji taip pat turi reaguoti į tai. Toliau.
Va čia yra pagrindinis principas, va ta pradžia viso ko. Na, toliau tai yra, man čia viską pagal tvarką reikia pasakoti. Pagal tvarką taip pasakoti, ar galima taip? Taip? Na, Bore, na, klausimai yra apie pavadinimus. Simonas, nu, 9 sfero tarp mūsų ir kurie, kas toliau? Ravas, aš galiu pasakyti, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Netzachot, Jesod, Malchut, visi šitie pavadinimai, jie kalba mums apie vidinį turinį, va šitų mazgų pasaulėdarus. Tai yra, va, tai iš principo mes matome dažnai, dažnai mes matome tokią schemą, va, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Chod, Yesod ir Malchut. Kartais mes matome čia dar vieną sferot, kuri vadinasi Da'at, papildoma. Tai yra Keter. Keter veikia Chochma ir Bina. Ir jos kartu suformuoja Da'at sferą. Toliau Chesed, Gvura ir Tiferet. Netzach, Hod, Yesod ir Malchut. Štai mes matome čia daug savybių. Iš Keter išeina dvi kryptis, du poveikiai, Chochma ir Binai. O pagal tarpusavyje irgi yra, tarpusavyje jų irgi yra ryšys, nes Chochma sukuria Bina savo ruožtu ir jos kartu kuria tarpusavyje, kuria sfera Da'at. Tai nėra, Da'at neįjungiama į 10 sferot. Ir toliau nuo Da'at, iš Da'at eina kryptis į Chesed ir Gvura atskirai, atitinkamai iš Chochmos ir Binos, ir paskui susijungia kartu, tas poveikis įeina į Tiferet, iš Tiferet išeina į Netzach ir Hod, ir sueina į Yesod, ir iš Yesod jau veikia Malchut. Vat štai tokiu būdu vyksta tas poveikis tarp sferot. Ir dar čia yra daug papildomų įvairiausių ryšių. Vat būtent šito pagrindu yra principas, visa tai, kas egzistuoja pasaulyje. Jūs galite paimti ląstelę, galite paimti atomą, ar galite mažiausią smiltelę, arba pačią didžiausią visatą. Visa tai yra sukurta tuo pačiu principu. 10 sferot ir maža dalis ir visa kartu. Viskas yra sukurta pagal vieną tą patį principą. Bet koks noras. Jeigu tu panorėjai kažko, ar čia yra pagrindas šito 10 sferot? Ravas, tavo bet koks noras, randasi štai čia, šitoje Malchut. Štai čia, juodas. Juodai nuspalvinta. Čia yra tavo egoistinis noras. Ir natūraliai tai randasi, natūraliai tai yra pasiekmė tų visų jėgų, kurios veikia tave. Bet koks, visiškai nesvarbu, tai gali būti ir psichologiškam lygyje, gali būti fizinėme lygyje, kosmogoniam lygyje, nesvarbu kokiam. Principas yra vienas ir tas pats, visos visatos ir visuose pasauliuose.
Ir skeletas yra vienas, 10 svirot. Bore, Balės Sulamas pradeda nuo to, jis įvadė į knygą Zor raštą. Visą tai, apie ką kalba kabalos mokslas, tai yra 10 svirot savoka ir jų tarpusavio sąveikis. Ir tų savokų visiškai pakanka, kad atskleisti esmę bet kokio aukštesnio žinojimo. Galite pasakyti, Balės Sulamas rašo taip pat apie tai, kad dvasinėme niekas nesidalina. Iš kur toks pasidalinimas gaunasi? Dvasinis tai yra viena visuma, ten kažkur jisai rašo, kad viskas yra bendra. Kas tai yra? Ką tai reiškia dalis, kad pasidalinai 10 svirot ar dar kažkas? Ravas. Reikalas yra tame, kad dvasinis nėra dalinama, nes dalina dalimis, čia turima omenyje, kad tu negali paimti dalies paimti kažkokią dalį iš to parcufo ir ten kažką daryti. Kai tik paimsi tą dalį, ta dalis iš karto pasidaro, kad jinai susideda irgi iš 10 svirot. Bet kokią smiltelę, kokią tu be paimtum, ta smiltelė susidaro savo ruoštų iš 10 svirot. Kas tik bebūtų, ir dalis, ir bendras dalykas, ir visuma, tu negali suplėšyti to 10 svirot. Mažiau 10 būti negali. Jeigu tai bus daugiau negu kad 10, tai bus 10 padidintų svirot. Vis tiek bus 10 ir ne daugiau, ir ne mažiau skaičiumi. Gali būti kokybiškai, bet ne kiekybiškai. Semenas. Paprastas klausimas. Pavyzdžiui, akmens noras gulėti prie kelio. Čia yra noras, 10 svirot, ravas čia jo malchut, kuris susiformuoja iš prieš tai buvusių poveikių jam. Ir jeigu aš noriu nupirkti Mercedesą, bet kas, netgi žmogaus noras pakelti į žvaigždes. Čia vis tiek yra noras, kuris susiformuoja malchut viduje, kaip pasiekmė poveikio tų prieš tai būsių svirot. Kai aš noriu kažko, o 10 svirot, tai čia jau yra ketinimas, kaip aš naudoju tą norą. Ravas 9 svirot, tai čia aukštesnysis poveikis tau, kad suorganizuoti tavyje štai tokį norą. Bore. O kas yra tas parcufas? Ravas, parcufas tai yra 10 svirot. Pasakykite, parcufui, jeigu išvertus, tai yra veidas. 10 svirot, kurios šviečia, kurios yra teisingai surinktos, kurios šviečia, tai vadinasi parcufas, veidas. O ką reiškia, kad kiekvienas iš tų 9 būsių, taip, iš prieš tai, pirmųjų 9 svirot, ką reiškia čia tie pavadinimai? Karūna, gailestingumas, žinojimas. Galima tai pavadinti, todėl kad tokiu būdu pasireikšta aukštesnioji šviesa, keter. Štai, keter nori atiduoti. Ta savybė yra absoliutaus atidavimo. Čia savybė absoliutaus atidavimo, visiško atidavimo. Malchut tai yra visiškas gavimas ir kokiu būdu visą tai organizuojasi ir formuojasi štai šitą savybę malchut. Nuo savybės keter nori viską atiduoti ir štai šitos savybės atidavimo jos praeina štai iš viršaus į apačią per visus įvairiausias ten emanacijas, kol nepasiekia štai tokios būsenos, kada pagimdo norą. Malchut tiksliai nori gauti visą tai, ką nori atiduoti keter. O keter, ką nori atiduoti, tai visą tai realizuojasi, pasireiškia, atsiskleidžia būtent tose svirot, kurios yra tarp keter ir malchut. Ir gaunasi 8 svirot. Keter iš viršaus, malchut iš apačios, o tarp jų 8. Dat mes nejungiame į tai. Netgi kažkaip gal reikia užspalvinti tada, kad tai, kad čia toks reikalas paprasčiausiai jungiantis yra. Kaip connectionas toksai, sujungiantis mazgas. O štai chochma, bina, chesed, gura, tiferet, netzachot, jesod. Čia yra sujungiančios savybės tarp keter ir malchut. O štai aš turiu norą pagalvoti apie keter. Man reikia pereiti visą tą grandinę, kad aš pagalvočiau, kaip jūs šiandien sakėte, kad nieko nėra daugiau tik tai, kad jis geras, darantis gerą. Ravas po to, kai aš gaunu iš keter poveikį, aš gaunu iš keter poveikį per visas tas svirot. Aš pradedu jausti,
kad egzistuoja Keter ir kad Keter nori visą tai man duoti. Ir tada atsiranda Malchut, tokia būsena, kuri vadinasi gėda. Kada atsiskleidžia Keter. Rezultatas Keter poveikio man, tai yra gėda, Malchut. Ir tada Malchut, tai yra, tas pojūtis yra toks didelis, tas skirtumas tarp duodančių ir gaunančių, toks didelis skirtumas, kad Malchut tada apriboja gavimą iš Keter ir tai vadinama cimcum. Mes vadinsime, gerai, susitraukimas, tegul būna, susitraukimas arba apribojimas. Malchut, uždaro tą gavimą iš Keter. Iki tiek nemalonus yra pojūtis gaunant, gėda. Normaliai išsivystę žmonės mūsų pasaulyje, aš irgi turiu tokią būseną, gėda. Semenas, noriu paklausti, yra toks pavyzdys, labai geras, Balės Sulamas duoda tą pavyzdį. Tai yra svetys ir šeimininkas. Jeigu aš esu štai svečias ir aš labai noriu valgyti. Ir štai mane pakvietė šeimininkas papietauti. Aš štai ateinu pas jį ir dabar galite jūs čia 10 sfirot visą tai parodyti. Negaliu, nes dar mes neturime tų galimybių pajausti visas tas emanacijas, visus tos pergyvenimus ir svečias, ir šeimininkas, ir kartu, ir kaip per šitas būsenas, šeimininkas užpildo svečią savo noru, tuo pačiu užpildant jį ir savo, požiūriu, to nėra. Reikalas tame, kad jeigu šeimininkas norėtų tik tai suteikti malonumą svečiui, tada jisai sukurtų jame tik tai tą norą ir tą norą užpildytų. Bet tokiu atveju svečio noras vadintųsi negyvasis augmeninis gyvūninis. Ir tada svečias neturėtų tada jokių kitų papildomų pojūčių. Kaip tik tai svečio viduje atsiranda papildomi kažkokie pojūčiai, jis pradeda jausti šeimininką. Ir ne šiaip kaip šeimininką, kaip šuo jaučia šeimininką, bet jis pradeda jausti šeimininką kaip duodantį, o save patį pradeda jausti kaip gaunantį. Ir šito dar nepakanka. Todėl, kad šeimininkas nori duoti, šeimininkas viską atiduoda iš viso širdies. Ir todėl ne iš karto atsiranda tas pojūtis gėdos. Ir reikia dar tolimesnio vystymosi Malchut viduje, tų savybių, 8 sfirot, kurios vystosi. Iki tiek, kad pajausti Keter ir suprasti, kad tu labai skiriesi nuo Keter ir tu negali gauti, nes Keter duoda, o tu gauni. Ir tokiu būdu tu pavirsti į priešingą dalyką, jam priešingybę. Ir štai čia atsiranda problema. Ir jeigu aš gaunu, ir jeigu aš esu priešingas, atitolęs, ne toks kaip jis, o jis yra aukštas, duodantis didis, suteikiantis malonumą, mylintis, o aš mėgstu tik tai, ką aš gaunu, aš esu žemas ir visame šitame esu tik tai aš. Štai Malchut viduje atsiranda, vienu metu atsiranda tas Keter pojūtis ir savęs pojūtis, šeimininko pojūtis, jautimas ir savęs jautimas. Ir tada negali su tuo susitaikyti, nežino, ką daryti ir tiesiog atsisako gavimo. Yra daug tokių paaiškinimų, jausminių įvairiausių, bet visa tai yra dėl to, kad Malchut pradeda jausti visus prieš tai visas prieš tai būsios sfirot. Visą tą požiūrį šeimininko į Malchut ir tada Malchut natūraliu būdu būtinai daro savo šitą apribojimą, nustoja gauti. Bet čia yra pirmas jos tas veiksmas. Simonas, aš žiūriu į tos patiekalus, kurie padėti, aš nejaučiu jokios gėdos, aš valgau, kad prisivalgyti. Ir tas perversmo tas taškas, kai aš suprantu, kad čia šeimininkas visą tai paruošė, kad jisai Ravas, kai sugeriama šviesa, tu pradedi jausti, Malchut pradeda jausti to šviesos savybės.
va tai, kas slepiasi toje šviesoje. Ir tada pradeda jausti, kad ji yra, vat būtent yra priešinga šviesai savo gavimu, kad šviesa yra visiškai atiduodanti, o Malkut yra visiškai gaunanti. Ir tada joje atsiranda, vat specialiai sukurtas kūrėjo yra tas jausmas. Vat, tada jin jaučia gėdą ir tada nustoja gauti. Ir ta gėda tokia didelė, kad nebegali gauti. Ir tai vadinama cimcum, tai yra susitraukimas, susispaudimas. Simenas, tai reiškia, kad aš nebegausiu, aš nenoriu gauti, man gėda dėl to. Dabar klausimas kame. Jinai negauna, todėl kad jai gėda. Kad jį padengtų savo gėdą, ji negauna. Ji negauna, todėl kad šituo ji atitolsta nuo kūrėjo. Va čia yra labai daug, visas tas klausimas yra kame. Tai yra prieš ką aš kalbu. Ar aš kalbu prieš žmonės, kurie jau randasi, tose savokose, ar ne. Jeigu ne, tada mes nesigilinsime tai, nes tiesiog eisime formaliai toliau. O paskui po truputėlį mūša, yra kursas, įvadas į kabalos mokslą, visą tai mes praeiname, apie tai kalbame. Iš Chabarovsko klausimas, kas tai yra principas, avaja vardo, daug apie tai kalbama. Teisingai jisai sako, papasakosime visą, apie mes kažkaip praleidom tą dalyką čia. Taip, jud, hei, vav, hei. Gal reikia parašyti lotynų kalbą, nes mūsų verčia į visas kalbas, kad parašyti gėdą lotyniškai. Cimcum lotyniškai, aš nežinau, kaip parašyti. Kongreso metu jūs kažkaip prašėte. Na gerai. Gerai. Simenas, 4 raidės, kurio vardą, taip? Reikalas yra tame, kad kabalos mokslas ateina pas mus iš Adamo. Domas tai yra žmogus, kaip ir mes su jumis, kuris gyveno ten prieš 5777 metus. 5777 metus. Ir jis atskleidė šitą mokslą, kabala, mokslas apie visatą, dar aukščiau, mokslas apie aukštesnį pasaulį, apie valdymo sistemą, visatos valdymą, mūsų valdymo sistemą. Jis atskleidė tai ir aprašė. Ir nuo to laiko buvo tas mokslas, jisai vystėsi, tai yra po Adomo. Atsirado visa mokykla, jie vadino save kabalistais. Kabala tai nuo žodžio gaunantys šitą suvokimą, aukštesnį žinojimą apie tą valdymo sistemą, apie tai, kaip valdomas mūsų pasaulis, apie tą sistemą. Ir visą tai jisai aprašė. Ir tuo pačiu jisai pradėjo suprasti tą sistemą valdymo. Tuo pačiu jis atskleidė, kad pasaulis yra valdomas dviejų jėgų pagalba, tai yra neigiama ir teigiama jėgos, šitos dvi jėgos, priešingos viena kitai, veikia, sąveikoje tarpusavyje ir tarpusavyje formuoja įvairiausius susijungimus, abipusius poveikius, taip toliau ir panašiai. Ir štai šitos dvi jėgos, viena iš tų jėgų tai yra gavimo savybė, o antra tai yra atidavimo savybė. Atidavimo savybė, jinai žymima. Jinai žymima yra horizontali linija, o gavimo savybė žymima yra vertikalia linija. Ir išskyrus šitas dvi jėgas, horizontali ir vertikali, yra dar taškas. Pradžia, kūrinijos pradžia. Taškas. Tai visa tai, kas yra pasaulėdorė, susidaro tik tai iš atidavimo jėgos ir gavimo jėgos. Čia yra atidavimo jėga numeris 1 ir gavimo jėga numeris 2. O iki tol yra tik tai taškas. Štai 3 elementai, iš kurių susidaro, susidaro visa pasaulėdara kūrinyje.
Na, tai vat su pagalba šitų 3 elementų galima išreikšti bet kokią sąveiką, jėgų, būsenų, na, bet kokio kūrinijos elemento. Ir todėl, kai mes kalbame apie tai, kad aukštesnioji šviesa veikia, jinai veikia tašką. Paskui pradeda tą tašką vystyti ir iš šito taško pradeda gautis kitas chochma. Chochma jau susidaro iš 2 linijų. Tai yra pirmas taškas, na, čia paprasčiausiai taškas. Dar netgi neapiformintas, nesuformuotas. Na, o paskui eina taško vystimasis, kada jėgos, kurios egzistuoja, vat iš viršaus veikia tą tašką, gaunasi taškas, o vat čia, iš tikrųjų, kaip čia pavadinti, husot šerijot, aš nežinau. Pradinis taškas. Pradinis taškas. Vat iš jo vystosi kitas taškas, tas taškas perauga į štai tokią uodegėlę, tokia speciali. Tokiu būdu pradeda vystytis, tęsia vystymasi šviesa ir praeina labai tokia ypatinga sistema, kuri vadinasi hei. Hei tai yra tokia ypatinga raida. Na, ta raidė tai yra toks ženklas, kuris taip yra pavaizduojamas. Mokinys, tai mes dabar turime 2 raidės, jud ir hei. Tai yra, na, mes dabar paprasčiausiai tai tik išreiškime, taip, dabar kalbėti apie jų savybės tai yra labai problematiška, tai labai nepaprasta. Taip, tai yra hei, toliau sekanti, tai yra, reiškia, jeigu jų tai yra chochma, ką rašyti latiniškai? Na, kad jie visi suprastų. Chochma, tikriausiai taip, aš nežinau, o čia yra bina. Toliau seka raidė vav, todėl kad ji tiesiog yra prieš tai buvusios raidės hei plitimas, tai yra vav. Ir sekanti raidė vėl yra hei. Mokinys čia kaip zerampinas, taip? Ravas taip, vav tai yra zerampinas. Mums parašyti zerampin. Gerai, o čia sutrumpintai zerampin, o sekanti raidė vėl hei, tai yra malchut. Reiškia, malchut tai yra hei, tai yra vav, o tai yra vėl hei, ir tai yra jud. O tai tiesiog taškas. Mokinys kaip keter. Galima pasakyti taip. Ravas taip, tai yra keter. Mokinys, tai yra hei sudaryta iš tų 2 lazdelių, tai iš tų 2 jėgų. Ten yra davimas horizontali, vertikali. Ravas taip. Jeigu tai aiškinti, tai galima sukišti visą kabalą, praktiškai. Tai yra, ką Adomas atskleidė. Adomas atskleidė, kad visas valdymas iš visos sistemos, jis vyksta su šitokių 2 jėgų susiderinimu. Va tokiu būdu. Sąveika ir šitą aukštesniosios šviesos plitimas, aukštesniosios šviesos nuo keter, aukštesniosios šviesos, taip, kuri ateina ir kuri kol kas dar neturi jokios formos ir kai ji plinta nore, į šitą tašką, aš jį nupiešiu raudonai, tai šitas taškas raudonas nesigauna man, va dabar gausis. Į šitą raudoną tašką, taip, tai iš jo atsiranda raidė jud, taip. Tai yra čia tas pats raudonas taškas, jis pradeda įgyti odegėlę. O šita odegėlė tai yra plitimas toliau. Tai yra grafiškai, jis šitaip išreiškia šitas savybės. O po to atsiranda jau ypatinga savybė bina, todėl kad ji jau keičiasi į panašumą su keter. Tai yra šita savybė, kuri yra čia, binoje, ji yra labai ypatinga. Tai yra
praktiškai noras gauti, kuris keteryje yra taškas, jis turi įgyti va tokią formą kaip hei. Taip, tam, kad supanašėti su keter. Susitapatinti su keter. Tai, na, čia yra labai daug papildymų, aš netgi bijau į tai įeiti. Adamą Rishon išvedė visas tas formas, tarpusavio sąveiką tarp dviejų jėgų, davimo jėga ir gavimo jėga ir taškas. Tai va šitai, tos jėgos, davimo, gavimo jėgos ir taškas. Ir kai aš parašau dvi jėgos ir taškas. Ir jis gamtoje atrado tik 22 tarpusavio formas, tarpusavio sąveikos formas, taip vadinamos 22 raidės. Ir plus dar ypatingai yra dar baigiamosios raidės, kurios mums atspindi visų tų poveikių užbaigimą. Taip. Ir viskas. Ir iš to pas mūsų susidaro abėcėlė. Ką reiškia abėcėlė? Abėcėlė tai reiškia įvairiausių sąveikų išraišką tarp dviejų jėgų, kurios egzistuoja pasaulio struktūroje. Mokinys, tai Ravas, palauk. Reiškia, daugiau jų būti negali. Iš to ir kyla abėcėlė. Jis sukūrė šitą abėcėlę ir šitą abėcėlę šiandieną vėl atsiskleidžia. Ją atskleidžia mokslas, kad tai yra pati pirmoji abėcėlė pasaulyje. Dabar ir Anglų universitetas, ir Amerikiečių universitetas kažkoks patvirtina, kad tai tikrai yra pirmoji abėcėlė pasaulyje. Jie atėjo nuo pirmo žmogaus. Pirmas žmogus tai ne tai, kad pirmas žmogus Žemėje. Tai yra pirmasis žmogus, kuris atskleidė aukštesnį valdymo sistemą. Ir todėl jis yra vadinamas Adomu. Mokinys, o kodėl 22 raidės prasideda nuo Zerampino? Tam, nuo ten ir žemiau. Ravas, ne. Pas mus neteisingai. Ne nuo Zerampino, o nuo Binos. Taip? Čia tu truputėlį suklydai, bet tai nesvarbu. Tai yra Bina, kodėl nuo Binos? Dabar mes visą tai tuo išsiaiškinsime. Reikalas yra tame, kad Bina iki savo vidurio, ji veikiama keter, o pradedant nuo savo vidurio ir toliau, ji jau nori susitapatinti su keter ir todėl ji toliau vysto viską pati. Todėl iš jos vystosi 9 pirmosios raidės, tai yra paskutiniai Binos dalis. Štai paskutinioji Binos dalis, pirmos 9 raidės, 9 sferos. Sekančios 9 sferos. Tai yra Zerampino dalis, dar 9. Ir Kufreš Šintav, 4 raidės, jos yra Malchut dalis. Ir iš viso 22 raidės. 22 poveikio, aukštesniosios jėgos poveikio būdai į Malchut. O Malchut turi dar papildomai 5 raidės. Jos nėra ypatingos raidės. Jos tai yra ypatingos raidės iš 22, kurios suformuoja savo galutinės formas Malchute. Ir Malchut iš jų dar papildomai susidaro. Va, iš viso yra 27. Mes su jumis tai dar studijuosime. Na, trumpai sakant, tai, tarp kitko, tai yra ne problema. Nėra taip sudėtinga. Mokinys, iš kur atsirado 9 Binoje? Iš kur 9 raidės Binoje? Ravas. Todėl, kad Bina veikia kaip keter. Vidurinioji Binos dalis pradeda veikti žemyn, panašiai į keter. Ji iš keter gavo savo savybės duoti ir dabar ji trokšta realizuoti tas davimo savybės. Tai yra, ji pradeda veikti žemiau stovinčius kaip keter. Mokinys, o kur 9? Ravas, todėl, kad iš keter į apačią eina 9 sferas. Mokinys, o kaip geometrija su tom susijusi? Ar galima vietoj raidžių pasakyti? Ravas, ne, mes nesiklibiname čia. Mokinys, bet jie užduoda. Ravas, jie gali užduoti, ką nori. Aš neketinu čia susipainioti pats su jų pagalba.
Gerai, patruputėlį. Duokite sekančius klausimus ir pasižiūrėsime, kad būtų galima. Mokinys, gerai, to pačiu jūs atsakėte į Valerijos klausimą. Čia sferos yra piešiamas kaip medis, sujungtos kanalais, 22 kanalai, tarptų. Jūs atsakėte tą klausimą, gerai, toliau klausimas iš Anglijos. Kaip mes pasiekėme tų sferų? Ar tai bus kažkas abstraktaus, ar mes matysime tas sferas, mes jausime, girdėsime, kokios spalvos yra sfera? Ravas, o kokie tavo klausimai? Mokinys, labai daug klausimų apie sferas. Pavyzdžiui, ar tai yra filtrai, kurie... Ravas, taip, filtrai, teisingai. Sferos galima sakyti, kad tai yra filtrai aukštesniosios šviesos kelyje, kurie filtruoja tą šviesą. Tuose filtruose ta šviesa lieka ir persiformuoja į mūsų jausmus. Mokinys, o pirminis medžiaga tai malkut? Ravas, pirminė medžiaga tai noras keterėje. Tai tas raudonas taškas, kurį aš nupiešiau. Tas raudonas taškas yra pirminis noras ir va, jis vystosi iki pat paskutinės būsenos malkote. Mokinė užduoda klausimą. Taškas ir linija. Tai kaip vienetas ir nulis, tam tikras kodas, programa. Ravas. Taškas tai yra noras, o linija tai yra jo kryptis. Mokinys klausia, kodėl 10 sferų yra vadinama gyvybės medžiu. Ravas, medžiu, todėl, kad jos tarpusavėje susijusios taip, kad jos sukuria sistemą, kurioje po to pasireiškia davimo, meilės, pasiekimo, aukštesniosios jėgos savybės, kūrėjo pasiekimo savybė. Todėl vadinama gyvybės medžiu. Mokinys iš Kazachstano. Ar galima susisieti sielos struktūrą su mūsų kūno struktūra? Jeigu taip, tai kaip? Ravas, ne. Jokių būdų negalima apie tai kalbėti ir apie tai ant to kažko statyti. Sielos struktūra tai siela, kūnas tai kūnas. To labiau mūsų gyvūno kūnas. Nėra čia kažką tai tapatinti su kažkom tobulu, amžinu ir taip toliau. Čia tik gyvūninis lygmuo, o siela tai yra jau sekantis lygmuo. Mokinys, jeigu paimti bet kurią raidę iš 22, tai jos visos yra sudarytos, na dabar jūs visų nenupešite, bet jos visos yra iš dviejų lazdelių, taip ir taip. Ravas, taip, taip. Tik taškas, vertikali ir horizontali linijos, jos suformuoja visas įmanomas tų dviejų jėgų sąveikas. Ir jų sąveikos suformuoja viską, ką mes galime matyti, jausti, suvokti, viskas, kas egzistuoja visose pasauliuose, ne tik mūsų pasaulyje. Mokinys, o kaip jis jautė horizontalią jėgą, kaip davimo jėgą, o vertikalią kaip gavimo jėgą, tai savyje jautė tas dvi jėgas. Mokinys, Ravas, kas? Mokinys, tas Adomas. Ravas, taip, taip, žinoma, todėl jis taip praskleidė. Mokinys, tik dvi jėgos ir Ravas, o kas dar turi būti pasaulyje? Tarkime, pliusas ir minusas, elektronas, pozitronas, daugiau nieko ir nėra, viskas kitkas yra išvestinė iš jų. O iš ko mes esame sudaryti? Mokinys iš Vitebsko. Kaip vyksta savybių perdavimas? Paaiškinkite, prašom, kaip tai vyksta dvasinėje pasaulyje. Mes apibūdiname būseną, o kaip dabar vyksta pokyčiai perdavimas? Ravas, jeigu jūs norite eiti pagal tvarką, tai jūs man tokių klausimų neužduokite. Aš tiesiog paprasčiausiai sustosiu ir viskas. Arba aš šokinėsiu nuo vienos temos prie kitos. Bet tada tai nesigaus visiškai nesigaus susijusią medžiagą. Savybių perdavimas, na, tarkim, dar galima pasakyti, savybių perdavimas vyksta būtent plintant šviesai per norus. Tai yra, kaip čia yra savybių perdavimas nuo aukštesnio, nuo keter, per Chochma, Bina, Zerampin, Malchut. Mokinys, o kame yra skirtumas tarp Chochmos? Tai taip pat yra noras gauti. Ir Malchut. Koks skirtumas? Ravas, Chochma tai yra noras gauti, kurį sukūrė keter priversiniu būdu. Priversinė tvarka, kaip tarkime vaike, gyvūne, o Malchut tai jau yra noras, kuris yra žmoguje, kuris gali jau valdyti savo norus. Mokinys, tai galima sakyti savarankiškas noras. Ravas, tai yra sąlyginai savarankiškas noras. Pats noras nėra savarankiškas, bet jau reakcija jo yra savarankiška. Mokinys, kas yra kūrinys ir kokį ryšį aš turiu su kūriniu? Ravas, su kūriniu mes turime ryšį, todėl kad mes esame jo dalis. O ką mes galime padaryti su kūriniu? Tai pradėti sąmoningai
pradėti sąmoningai reaguoti į tai, kas vyksta su mumis. Bet čia mes vėl su jumis nueiname į kitą jausminę sritį, o ne į schemą. Mokinys iš Niurbergo. Kaip noras gali aukti, jeigu tai jų nėra gėlė žemėje? Ravas. Noras gali aukti, kada veikia aukštesnysis. Kada keter tai yra šviesa. Gerai, parašykime, kad čia yra šviesa. Ir iš tiesų, čia mums tai bus aiškiau šviesa. Parašykime, kad čia yra light. Va, ir šita šviesa, ji veikia norą, va šitą tašką. Tai yra noras. Parašyti, kad čia yra noras. Visai. Ir šviesa, kada jį daro poveikį norui, jį pradeda jį vystyti. Mokinys iš Minsko klausė, kylant iš jūsų paaiškinimo, kodėl Zerampinas sudarytas iš 6 dalių, jeigu jis turi būti sudarytas iš 10, tai jeigu pagal schemą. Ravas, taip, Zerampinas susideda tik iš 6 dalių, todėl kad iki jo yra Keter Chochma Bina ir jis gimė iš Binos. Tame tai reikalas yra tame, kad kada Bina pagimdo Zerampiną, iš Binos ateina Zerampino gimimas, tai Zerampine tokiu būdu nėra pirmųjų 3 sferų. Keter Chochma Bina, jų nėra. Ir todėl Zerampinė yra tik Chesed, Gvura, Tiferet, Neset, Chod ir Jisod, tik 6 dalis. O Malchot toliau taip ateina. Tai išeina, kad Zerampinas yra tik 6, o ne 10. Mokinys reiškia, aišku, 3 pirmosios, toliau 6 ir plus 1. Vladimiras iš Čikagos klausė, kodėl siela yra sudaryta, ar turi būti sudaryta iš 10 sferų? Ravas, o todėl, kad negali fizinėme šviesos plitime nore, negali vykti užbaigto veiksmo, jeigu šviesa neišplito per tas 10 sferų, pasiekusi paskutinę 10 ir joje jį randa savo tinkantį norą. Tai yra tinkančią savybę, kuri ją priima ir priima tą šviesą į save. Mokinys, tai šviesa atneša tas 9 į Malkut vidų. Ravas, taip. Mokinys, o kas yra vardas? Klausimas iš Anglijos. Kas yra vardas, tie, kurie turi vardų? Ravas, vardas tai yra tam tikros savybės pavadinimas, išraiška arba veiksmo. Ir yra vardas. Mokinys, tai yra raidžių sąveika. Ravas, raidžių sąveika tai pažymi, kokiu būdu tas vardas susiformavo kūrinyje. Tarkim, jeigu aš turiu tam tikrą norą, taip, jis atsirado veikiant tam tikrai šviesai. Ir dabar tame nore egzistuoja speciali struktūra. Taip? Struktūra. Įvairiausių jėgų susirinkimas, įvairiausių savybių. Ir visi kartu savo sumoje, jie suformuoja vardą. Neim. Vardas. Mokinys niekados nesu girdėjęs paaiškinimo. Tarkim, žodis kabala. Iš kur tas žodis kabala? Ar jį taip pat sugalvojo Adamą Rišoną? Ir kodėl jis taip parašomas? Kabala. Ravas, iki Adamo Rišono ivrito kalbos ir aramito kalbos neegzistavo. Mokinys, o kodėl jis prigalvojo tą žodį? Ravas, jis nesugalvojo, o jis jį išspaudė, išryškino iš pasiekimo. Taip pat, kaip aš pasakojau, kaip mes turėjome tokį atvejį su Rabašu, taip, kai aš gavau knygutę, laišką, taip, iš žmogaus, kuris buvo ten Sibire uždarytas, įkalintas. Ir jis visiškai nežinodamas nieko pradėjo staiga rašyti ivritu
stebuklingas, tiesiog nuostabias eilės. Ir jis, kaip rodžio Rabašui, jis sakė, taip, va čia tas žmogus kaip Adomas, kuris pradėjo pasiekinėti aukštesnėsias savybės. Ir dėl to tai vyko, kad jis kentėjo, labai stipriai kentėjo, todėl pas jį vat, ir atėjo toks praregėjimas. Mokinys, o kodėl tai būtent kuf, bet, kaba? O tai yra jėgų išraiška. Tai yra jėgų išraiška, aukštesnių jėgų, kurios tokiu būdu prieš mus yra piešiamas, kaip vertikali ir horizontali. Tu esi matęs oscilografą, kaip jame išvis, kas jame yra. Tai yra tik horizontali ir vertikali linijos, o po to jų sąveikoje jos suformuoja elipsės įvairiausias kitas formas. Mokinys jis klausė būtent kuf, pirmoji raidė kabala, o dėgytė eina į apačią ten, ravas, na, čia reikia aiškinti. Tai čia visa knyga Zor. Kodėl odelgytė eina į apačią? Mokinys, na, kuf, kaip pas beždžionę. Ravas, tai ne šiandieną. Mokinys, gerai, dar įvedant vieną savoką. Kas tai yra pasauliai? Mes kalbame tarp Malchut ir Kūrėjo yra 9 sferos. Ir kas tada yra 5 pasauliai tarp Kūrėjo ir Malchut? Ravas, taip, gerai, periname prie pasaulių. Mes matome su jumis, kad egzistuoja Keter, Chochma, Bina, Zerampin ir Malchut. Taip, iš viso 5 dalis. 1, 2, 3, 4 ir 5. Po to tos 5 dalis, taip, jos mums duoda savo atspindį, atvaizdą 5 pasauliuose. Kaip tie pasauliai yra vadinami? Adam Kadmon, Atsilut, Brija, Jecira, Asija. Sferot mes jau parašėme, tuose pačiuose pasauliuose mes jau parašėme, po to, ką aš dar galiu papasakoti. Toliau yra parcufim, taip, yra dar tokios savokos kaip parcuf, mes jau kalbėjome, taip. Parcufas tai yra išraiška, tai yra veidas tarsi. Parcufim, tai yra Arihampin. Lai supainiosiu juos galų gale truputėlį. Arihampin, Aba, Ima, Slicha, atsiprašau, Ima, Zerampin ir Malchut. Ir Malchut. Toliau, ką dar čia galima parašyti? Mokinys, o galima gal vertimą į rusų kalbą, pavyzdžiui, parašyti Ariampin arba... Gerai, Ariampin tai yra didelis veidas, tai yra didelis spinduolis. Na, taip aš jį nupiešiu. Didžiulis spinduolis. Aba, tai yra Chochma. Na, taip, todėl, kad čia yra Keter, o čia Chochma. Tiesiog parcufas, kuris taip vadinasi Chochma, Ima tai yra, na, Zerampin ir Malchut, na, tai suprantam, aišku. Na, čia yra tikrais pavadinimai, Aba, Ima ir Arihampin, jie ypatingi. Tiesiog taip yra vadinama. Taip pasaulyje įprastai Atsilut. Mokinys, dar Avaja raidės, dar prašykite. Avaja, gerai, gerai. Tai yra taškas. Tai yra taškas su dėgelė, tai yra hei, tai yra vav, o čia hei. Toliau, ką dar jūs norite? Visa tai pas mane yra. Aš iš vis jums patarščiau kreiptis į mano senas paskaitas. Arba antroji knyga Pasaulėdros struktūra. Ir aš turiu daug užsiėmimų tą temą. Aš esu skaitęs paskaitas, kada aš turėjau pradedančiuosius mokinius. Tad aš daviau tas paskaitas, skaičiau labai tiksliai pagal sistemą. Paišiau viską kiekvieną ir visą laiką laikiaus to tikslo, duoti tiksliai palei grafikus, pagal priežinius ir taip toliau. Kur visą tai? Mokinys yra visą tai. O kur yra? Jeigu yra, tai kur yra, jeigu tom nesinaudojama? Mokinys, kaip nesinaudojama. Mes dabar pradedantiesiems tai duodame. Mokinys, tuo labiau mes dar turime dabar kursą, 10 pamokų, mes kiekvieną pamoką aiškiname. Ravas, o kodėl dar aš turiu dabar čia aiškinti? Mokinys, taigi čia webinaras. Juk ne visi mokosi, kursai tai jau rimtas reikalas. Ravas, tai jiems reikia duoti ne kursus, o reikia paprasčiausiai paaiškinti šito mokymosi svarbą, kad ateitų į kursą. Mokinys, tokiu būdu mes ir aiškiname, kas panorės ateis mokytis. Ravas, iš to aš nesuprantu, kai jie čia gali
ypatingai gauti, pasiemti. Mokinys, reikia, kad suprastų, kad koks gilumas už to stojo, čia vienareikšmiškai. Ravas, galiu pasakyti tik vieną, kad giluma tai nėra nieko gamtoje, negyvojoje, augmeninėje, gyvūninėje, žmogiškojoje, bet kurios jos formose, variacijose, visur, kur tik norėtumėte, kad nebūtų paaiškinama kabalos moksle. Tuo labiau, kad absoliučiai moksliškai griežtai su vienu vieninteliu kriterijumi, kad egzistuoja va tos dvi jėgos, teigiama ir neigiama, ir kaip jos tarpusavėje suformuoja absoliučiai visus elementus, savybės, dėsnius, absoliučiai viską. Tai yra, jūs gaunate į savo rankas universalią žinių sistemą, labai konkrečią, su kuria jūs galite prieiti prie visko, absoliučiai ko tik norite. Mokinys iš vienos pusės sakote, kad labai paprasta, sunku, o iš šitos pusės sakote, kad pagrindė yra du dalykai, dvi jėgos ar norai. Tavas, iš visko, visas iš to ateina. O kas dar yra? Kas dar? Elektronas? Elektronas ir viskas. Mokinys, fizika mokosi, ten tarkim, keletą šimtų metų, net nežinau, dar anksčiau gal. O čia tarsi mokslas 5 su kažkiek tūkstančių metų ir niekur jos nesimoko. Kodėl? Pravas, todėl, kad fizika mokosi. Fizika tai ta pati kabala, tik pritaikyta labai mažoje materijoje, labai žemoje, mūsų pasaulio materijoje. Kas yra fizika? Juk ten nėra nieko, ten jokios dvasios, jokio valdymo, nieko. Tai tiesiog negyvoji pasiekmė nuo aukštesnių jėgų. Mokinys, galima pasakyti, kad visi žemiški mokslai, visi, biologija, chemija, viskas, visko pagrindas yra šita chemija. Šitą kabalą. Viso pagrindas yra avaja. 4 aukštesniosios šviesos plitimo stadijos. Nuo aukštesniosios stadijos, nuo keter. Mokinys, kaip žiūrėti dabar? Klausimas, kaip žiūrėti? Mano klausimas atrodo kvailas, bet galbūt kilo net ne veltui. Tai dabar tas pasaulėdaros schema, aš turiu išmokti kaip daugybos lentelę, ar priimti tai, kaip kažkas kas neegzistuoja ir kol kas aš nesuprantu to. Ravas, pirmiausia, jūs turite tai studijuoti, o po to bandyti surasti. Jūs to ieškosite, o po to jūsų viduje susiformuos, kaip čia pasakęs, jūsų viduje formuosis sistema. Jūs matysite pasaulį ir stebėsite pasaulyje va šitos pokyčius. Va kaip per trafaretą jūs žiūrėsite į pasaulį ir matysite jame va šitas 10 sferų. Ir jos bus, ir jūs žiūrėsite kaip per tinklelį, kaip per į pasaulį, į žmogų, jo vidinį elgesį, į vėjo judėjimą, oro judėjimą, į žmonių elgesį tarpusavyje, į tarpusavio sąveiką reiškiniuose gyvūnų pasaulyje, augmeninėme ar dvasinėme. Jūs vis tiek visur matysite vieną ir tą patį tarpusavio ryšių tinklą tarp dviejų jėgų, teigiamas ir neigiamas, ir viskas. Mokinys, o galbūt dar klausimas, o kiek reikalo prireiks, kad pasiekti tas 10 sferų? Ar tai priklauso nuo konkretaus žmogaus? Ravas, mes turime tokią knygą, kuri yra vadinama 10 sferų mokslu. 10 sferų mokymas. Tai yra 6 tomų reikalas, ganėtinai rimtas, kuris pasakoja apie tai, kaip tos 10 sferų suformuoja visus pasaulius, tuo tarpu ir mūsų pasaulį, kaip paskutinį, žemiausią, ir kokiu būdu aukštesnioji šviesa per tas 10 sferų visą tai kontroliuoja. Šiandien bendrai apie tai ir kalbėjome. Mokinys, šitoks įdomus klausimas. Ravas, draugai, mes beveik jau uždarome. Gal mes turime kokį nors blitz klausimus, ar ne? Mokinys, bendrai atrodo viską pakartojame, gal truputėlį turime. Na, gerai. Keletų greitų klausimų. Tu pirmas, aš po to pratęsiu. Mokinys, kas yra Elokim lygų teva? Ravas, Elokim lygų teva, tai yra Elokim, tai yra aukštesniosios jėgos pavadinimas. Ir ta pati aukštesnioji jėga yra vadinama gamta, teva. Tai yra viena ir tas pats, todėl kad nėra Dievo. Toje prasmėje, kaip jie įsivaizduoja religijos ar kiti dalykai, tokie judaizmas, krikščionybė, musulmonybė, o yra kalbama tik apie aukštesnę jėgą. Tai yra kabala, tai yra mokslas. Jis neturi jokio ryšio su religija. Kabala sako, kad yra aukštesnioji gamtos jėga, kuri viską valdo. O kas yra gamta? Gamta yra absoliučiai viskas, ką žmogus gali jausti. Tuo tarpu ir patys save. Mokinė.
kabalistiniai darbai informacijos sekoje taip pat dalinasi į sferas. Ravas kabalos darbai taip pat dalinami į sferas, taip teisingai. Kabalos žinios taip pat savalaikiškai yra dalinasi į sferas. Viskas, kas yra sukurta, viską, ką mes galime suvokti, viskas dalinasi į 10 sferų. Mokinys klausė, kodėl Bina ir Malkut pažymima viena raidė Hei. Ravas, todėl, kad Bina stato iš savo savybės Hei, žemesnė savybė Hei Malkut, kuri pasiekoje pasiekia Bino savybę. Andrėjus, kas jaučia noro augimą? Ravas, kas jaučia noro augimą? Jaučia tas, kas yra tame nore. Tarkime, aš, tu, jis, ji. Romanas. Jeigu noras ir šviesa priešingi palei charakteristikas, kaip šviesa gali daryti poveikį norui? Ravas, jis jį sukuria, jį sukuria ir vysto. Klausimas, jeigu gyvenime kas nors ne taip, galbūt kokia sugedo sfera? Ravas, jeigu ne, sferas negenda. Sugedimas gali būti tik tame, kaip jūs reaguojate su savaja Malkut į visas prieš tai stovinčias sferas. Jūs neteisingai suvokite jūsų daromą poveikį. Ir šitas suvokimas gali pakeisti visą jūsų likimą. Apie tai mes jau kalbėsime sekantį kartą. Mokinys, man atrodo, bus labai įdomu. Gerai, jūsų palinkėjimas. Mes vis tiek turėsime kalbėti apie pasiekimą. Ne šiaip apie viso šito pasaulio struktūrą, bet kalbėsime apie tai, kaip mes tai visą pasiekėme iš apačios viršų, kaip mes to pačiu keičiame visą pasaulį. Sėkmės ir iki.